Gaila. Dūsteliu. Ai, da bus iššūkių. Dirbu. Aš rankytėm dirbu. Variantas B. Pabaiga. Kviečiam taksi. Pati baidarė kem kybų kaip. Bet lengviau pato. Spėkit, ko pamiršau. Pasaka. Bus galima išlipti. Nu čia irgi bus reikalų. Nepriėmė. Labas rytas. 3 diena. Pažiūrim, kokių iššūkių vėl bus. Vėjas biškė priimęs. Reikėtų startuoti. Nu gal greit susirašė. Truputį anksčiau išėdėsiu. Vėl 6:30. Vėl noriu tikrai dar pamiegočiau. Alikai visą laiką labai talėtą noriu. Tai ką, pasižiūrim, kokią 3 dieną bus. Kokie iššūkiai vėl laukia. Pusrytėliai nelabai valgyt noris. Va, dešrelas visą šitą. Kažkodėl valgyt nesinori. A kaip gaži be gerimio kava? Atsgers marbas pusryčiai. Nu porą dešrelių gal. Ir startuos, nu viską sustvarkiau beveik. Daiktai beveik sudėti. Tikiuos greit, 15 minučių ir išėdam. Biškį anksčiau šiandien. O? 8 išjudėsime. Nu biškį pa 8 ir bus liuks. Salytė tai gražia. Ir dar vienas dalykiakas. Gaila. Galvojau pais, bet nu priplauksiu parodysiu. Tai čia negreit. Dabojam. Pačiam įdomu. O čia man pirmą kartą dingo 5 video failiukai. Po kilometro stojau mažutėj saloj, ten buvo kapinės įdomu. Paskui dar 3 kilometrų prieš vėją. Truputėlį buvau užgribavęs, 300 metrų teko grįžti. Na ir ką, bet viskas gerai ir plaukiame toliau. Nu, aš dar nemoku. Ir plaukti ir žvejot su baidarė. Reikia turėti 2 kamerėlės. Kai kurie turi pa 2 ir pa 3. Tai taip, tada laikiklių specialių. Nu va, ateičiai bus pagalvot. Į kada finansai lais. Nu tai dabar jeigu kiptų, taigi kamera vandenin čia, ne taip. Gerai, kūčia tauzė, pažiūrėkit kaip gražu štat. Va. Susiaurėja, plauksime tuoj per tiltų. Paskui biškį vėl išplatės. Prieš vėjų, bet kai siaura, nelabai ir jaučias. Gerai, gal ištraukiu spiningų, bet čia tikrai prisižaisiu. Sutept reikėtų. Ritelą. Senai jau reikėjo. Kažin kaip niekada netepis. Koks čia gylis, kažina. Kas tai žino. Ar 2 metrai ar 15. Yra gylė. Už pakrantą vaigu. Opa, kaip gerai užmečiau. Paklausiu tiesiai šviesiai, ar įdomu? Nu, man, tikiuosi kaip man įdomu, bent jau noris ir jumti. Nemeluojant, kokį 9 procentų iš 100 įdomu. 9 iš 10. Labai neblogai. Esmė, kad įdomu bus, kai sėdi montuoji ir atsimeni. Ir įdomiausia bus, jau visą 100 procentų. Jau 10 metų įsijungti ir pažiūrėti. O, variau tada sakysi. O, čia sunku buvo, čia lengva. Va tada tai bus įdomu. A ko trūksta? Iki 100 balų? Kad lengviau būtų. Tai vat ko tik tai trūksta. Jo, sakiau. Pernai buvo per lengva. Nebuvo per lengva.
slepiuosios salytės. Nes vėjas paant plotą vėl pakyla didelis. Tai vat, dūstelio ir valysi vėl. Pečiai jaučiasi. Kapas patoliau, kas daryt. Na, pasbaigsgi šitas marės. Ai, da bus iššūkių. Da jaučiu bus. Vėjas pučia, 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 pučia. Neša, 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 neša. Gaila net ant pusę neša. Reikia, reikia, reikia. Ir trankytėm reikia, reikia. Dirbu, 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 aš rankytėm dirbu, ai judu labai negreit. Pagaliau užuovėje, pagaliau krantas, darysime pauzį. Esmė, kad ten užtvanka, aš esu čia ir šventoji tai eina čia kentalėpti. Bet čia niekas neplaukia. Nes man atrodo, privirti medžių belenkiek truputį žiūrėjau. Visi plaukia čia. Visi neėjama baidarį ir apie kilometrų tysės. Tai greičiausiai ir man taip reikės daryti. Einu pažiūrėti, kokia čia šventoji lygus. Aš galvojau, kad plauksiu jų, bet šiandien pažiūrėjau žemėlapį. Tai aš šią savaitę plauksiu, jeigu aš jo plauksiu. Einam pažiūrėti. Neverta eiti ir žiūrėti. Typagi šventoji. Ai. Pelkių pelkė. Gerai variantas, kad B gimė galvoj. Paskutinį dienų prieš išplaukiant. Galvau, čia plauksiu. Tai ką, varam variantas B. Kaip ir visi. Norėjau čia, bet neįmanoma. Gaili kelią. Nebedaug lyka. Porą kilų mažiau, gal nežinau. Plauksiu va čia pradžiai. Pakrantė mažesnis vėjas. Realiai man prireikė 2 dienų. Bet plaukimą realiai kažkiek 3 valandas tik tai kokias, gal net mažiau. Na, viskas čia gerai pasirodo, eina ta upelė. Bet žemėlapis rodo pievų plaukia. Na, ir pirmai, tik tai reikės pasukti man laikytis kairės. Op. Iški paslenkt reikia. O, žvėjoja kažkas. Aš esu buvęs pasirodo. Ir ten dar maudžiaus prieš daugiau nei 20 metų. O, dar kiek eina. Gerai. Kuo daugiau, tuo lengviau bus. Sustojimas. Dar nestojam. Dar varam. Pabaiga. Tikrai dar ne. Dar pats įdomumas tik prasideda, bent jau man. Žiūrim, kaip čia kas čia bus toliau. Kokia kruvytė. Kiek išgrėbsta kažkas valą, taip išeina dabar išjungta, gal elektrinė. Nu, nesuprasi. Ką? Įsikraunam pusę daiktų ir kviečiam taksi. Kurgi mano taksi? Va kaip greit ir taksi atvažiavo. Pasidariau ratukas, gal kažkaip. Sėdėsiu, kaip čia vienam užsidėti tik tai. Labai maskatuoja. Užsidėsiu, suveršti ir važiuosime.
Vyri, kad tas valtas labai. Vieta guli. Vai, kalbėti ten. Varau kaip pavaimas Valujevičius. Da biški galan daugiau daiktų, jeigu tai išvis būt baika. Tai svaria čia yra 15 kg daugiau. Šurti tiek. Ai, nu tai pati baidarė kiam kilų tipo. Taip ir nepasakiau, atrodo. Svėriau kiekvienų daiktų. Prieš išvarant, kiek man tos prisidėjau. 3-8 kg. Tai vandenė vien 6-7 kg. Akų daugiau. Elektras įdomu, kiek gaila elektras atskirai nepasvėriau. Nu, nedaug. Porą kilų vis tiek. Tai vat. Nu ir sušilau čia. Gerai pastaikė žvejas. Skau palaikykit ratukus. Palaikę ir uždėjau. Nes vienas kalbučiau da labai griūna. Nu, tai vat. O, eik tu kalniukas laukia priekį. Čia tai pakalna lengva. Gerai mašiną nėra. Biški kairė, biški dešinė. Lemba čia apie kilometrų, ne? Apie kilų. Elektrinė. Beveikiantys gali. Skaičiau, gaila nėra prašymą. 3-7 norėjo pradėti netgi, bet tada antras pasaulinis, tada 5-7 kažkas buvo nepavykę, tai šiam pirmais tik paleido. Tai buvo Pabaltį pirma liktai kažkokia, tai vat būtent elektrinė. Nuskardis labai. Nuslai saugiai ir viskas. Ai, persdė daiktus, dabar vietas, na. Įsižiojus tai ne tas žodis. Spėkit, ko pamiršau. Irklu prie elektrinės. Nu, ko kilometrų grįžtam ir vėl. Guli vietai, kur paliktas. Da galvoju, irklą nepamirštu. Atvariau tai mygam. Da, su tapkėm bėgti. Nu, o dabar atgal. Baidarė vietai, kad būtų. Irklas atsirado. Bent jau atstumus žinau. 800 metrų. Tai va, kilų 6 reiks išmesti. Nes ir, nu, žodžiu. Štvankėlą dirba. Varam. O, gražiau pelą. Žiūrėsime, gal ir srovė čia bus. Pažiūrėkit, vien kriauklės. Žuveliokų nemažai. Nu, va čia tai upelą. Prasidėjo normali upė. Ir netgi srovės biškį yra. Bet ten ilgai nebus. Bus da kliūčių. Nežinau, ar šiandien ar rytoj. Labai jau nuolydis eina. Kas čia bus? Čia tai bus. Ai, tu pramojau čiut. Čiut nepastrigau nakmenį. Bet čia tai žino, kad buvo adrenalina. Op. Nu va. Toliau viskas gerai. Bet tai kur tu pasaka eikt? Nepalyginsi. Kur ežere prie žvejų. Ir va. Papelai. Čia ir srovė, dabar pažiūrėkit kokį. Ežeris tenėt reikia, kad tokį greitį pasiekti. A čia gali beveik ir neirkluoti. Nu, tu norėjau pasakyti. O. Čia tik irklų pridėti reikia. Ežeris tenėt reikia, kad tokį greitį pavaryti. Ir biškį kliutelių reikia pavairuoti. Bet tai vietam srovė, pažiūrėkit, o.
Budriam reikia būt, biškį atklaiduoti negali. Ūt, avelas. Nu va, būčiau nusižiūrėjęs, avelas ir batušakės. Ir dabar dar spėti išvairuoti reikės ir tai iš anksto labai reikia. Pranėriau, o toliau paskabinau ir priekį kliūtis. Jo, tik tai per šabakštynų reiks bandyti. Gerai, kai nedumblas galima išlipti. Gali kameriuoti išjungi, bet čia. Išvariau. Kažkodėl stovi. Ai, čia sravesnė. Taip dar sugebėjau užstrikti, nepamačiau. O čia dar reikia labai sekti upėje, va, žiūrėt, va. Ten vėl kažkas naverti, reikia neužplaukti. Kur susiraunėja, ten kliūtis. Nerizikuoju. Kokį per čia. Opa, pranėriau. Pranėriau, bet nebespėjau išvairuoti. Kamerėlą nugriuva. Smagiau žymiai. Kai vėjas veida nebepučia, žymiai smagiau. Kai nėra kur išlipta valgyt nori. Reik pabaigti makaronekus. Nebedaug liko. Kažkur dar dešrelės yra. Bus paskui ar vakarieniai. Pulavų ir valgai, kas daryt. Neblogą atkarpytę. Kol kas saralė sumažėja. Sakau, gerai galas vakar, ne? Makaronai šitie. Kažkaip neprastai skana. Padžiakį dėl to. Tušia. Gulbė su gulbiukais. Nu galėgi pastraukti dabar ir varis. Maišą šią visokie su baidarėm. Ai. Varis dabar vėl nežin kiek. Nei aplenkt, nei būna puola. Gali pulkai su gulbiukais. Norėjo pult, nenufilmavau. Gerai gulbė atlyka su gulbiukais. Dabar patinus, seks ilgai spėja. Anustypa norės, kad aš jį sekčiau. Nu ką, ir vėl prieš vėją. Vasaknų tvenkinys. Šiaip reikėtų paplaukti valandėlų ir stoti. Kur tik pamatysiu kokį palsiavietį, gal ir stosi. Nu čia irgi bus reikalų. Pykt ant žuvų ūkė. Nebedaug lyka. Ryti galvau bus trumpa serija. Trumpa diena. Ala kokį ilgumą. Ohoho bus gal. Nu, vertinant pagal sunkumą. Aišku, pirma buvo sunkiausia. Vakar prieš vėjų, bet jau kažkaip baigiu pamiršt. Nu, šiandien teiktų savo. Šitas 2 užtvankėlas labai įsekina. Atrodo, kas štai pusę valandos užtrukau. Kol apsižiūrėjau, kol įsitraukiau, kol nustraukiau. Tai vat. Tai ir jūs pažiūrėkit iki galą. Dėkui, kas pažiūrit iki galą. Man tai žinokit, šauna. Girdit? Ramybė. Visiška ramybė. Oho, kokia tiesuma.
Tuo ir dūsėtas, tuo gal ir sartai. Va, reikėtų stot. Niekur nėra, kad kokia palsiavietė būtų. Kad būtų išlipimas biški, nors geresnis. Ale miški labai bijau, vadų gali būti. Nežinau, kas daryti. Dusė tų bažnyčių jau matau. Roda tiesiai plauk, nesąmonė, baigis kelias. Grybauju biški navigaciją. Kur aš tiesiai neplauksiu, nu. Bandam pagal srovį. Padešiniai dūsėtas, tuo ir sartų ežį. Čiuda kažkaip užuovėje, akim jau matau bangą. Nepriėmė. Belė kiek vietas. Ne, sako. Tai sakau, su palapinė būčiau sumokėjęs. Ne, tai mūsų čia privačias erdvės. Nu įdomiai. Yra sekanti toliau, bet tai belė koks triukšmas. Nesiseka, reikia jam iškistoti. Kaip šito pusį naudegiau, vienu pusį, vat. Nes visą laiką kažkaip sakiau ir vienon pusėn. Plėskė. Žudėliukas. Nėra niekai kur išlipti, na, vien šnendra, tu savo. Nepriėmė moteris. Eik ta sauna, tai varau iki net nežinau. Priėmė žmonės. Visi šiepis laimingas. Pažiūrim. 3, 4, 800 minus lygiai 3 kilos. Nuvariau 3 kilos yra 200 metrų. Daug, čiut ne 11 valandų. Sakau savininkai, jo, o tai sakau, gal gali būti. Dėkui jum, kad priėmėt, gal pažiūrėsite. Be jau pavargęs buvau tikrai. Mūsų esu buvau be puolą. Psio, užvalgau. Statau palapinį, nusiprausiu ir mėgoti. Sartų ežeras ir sadyba Sartvila Resort. Prie pat Sartų išsišakojimo. Čia gal 2 km nuo Dusetų centro. geras. Va. Eik, tu atrodo mažutis, bet žiūrėkit, kiek erdvės. Aš tokią norėčiau. Boba. Super. Svarbiausia. Domėjausi, aš lemba ne mano kišenėje. Toks daiktas 300 gabalų kainuoja. Ja. Pilnai įrengtas su Ja. baldais, su viskuo. Mažas navarotas. Užkabinė. Pukšt. Ir iškart viskas įsitempia tada. Pukšt. Ir kaip rodžiau, šitie labai patinka. Užsikabina tos užkartėlės. Nereklamuoju, bet rekomenduoju. Kaip ir čia už gerą gerumą, negi gaila. Gal kada kas netoli būsit. Visai geri žmonės. Kodėl va ir neapsistoti. Graži teritorija. Na. Kurie žmonės neprašo, tuos pareklamuoju. Va kaip. Na. Fū, pavargęs, tuoj megučia. Alkūnės ko tai biškis skauda. Pusę 11. Sakiau, anksčiau miegot nuveisi. Na, miegosiu iki rytą ilgai, tikiuosi. Tai labai dėkoju, kad žiūrite, kad parašot komentarų, nepamirštat patiktuką. Nurku, susitiksime už 2-3-4 dienelių. Nežinau tiksliai kada. 2-3-4 maks. Labai dėkoju, kad žiūrėjote. Iki. Labas.